Nu tai ką spė? Tai varom? Žiūrėk, iš Igno nuotraukų, nu palauk, žiūrėk miestą, tu iš Igno nuotraukų išsirink vieną nuotrauką ir tada tu ją, nu, mes padarėme milžiniško formatu ir tu ją turi parduoti mieste už, nu, kad Navaras būtų. Aš fuck off, aš tai nenoriu. Anta. Klausau. Alio. Klausau, Kasparai, klausau. Alio. Klausau, Kasparai, klausau tavęs. Tai žiūrėkit, nuvarykite Maką, susiraskit kokią paną. Ir tiesiog sakykit, žiūrėk, aš tau duodu brangutę fotkę, tu pabandyk ją prastumti. Ta prasme. Nežinau, aš tai neįsivaizduoju. Pabandom? Turėsim už poros valandų nuotrauką, tu kalbinsi merginą, kad jinai parduotų gatvį. Kas laikys, tai visi mes laikysim tiesiog. Tai taip, gerai. Nieko, Kaspis užvėlavo šiek tiek, tai dabar einam į McDonald's. Hello. Žodžiu, šiandien man misija davė, atspausdino fotkę, sakė žiauriai gera, ne? Ir mes turime ištreidinti kuo didesnį ir vertės daiktą. Nu, Timas eis treidint daiktus, o aš judu į susitikimą. Einam treidint? Einam. Matom. Tai va, bandysim iš pradžių išsikeisti į paveikslą. Važiuojam. Sveiki. Ar jūs pardavinėt čionais? Taip. Mes tokį darom socialinį eksperimentą. Mes turim fotografiją iš mūsų praeito mėnesio workshopą Norvegijoje. Ir mes žiūrim, kiek tai yra verta ir ką mes tai galėtume išsikeisti. Tokia kaziuko mugės tradicija, keitimo gyvė. Kaip senais laikais buvo. Ir mums tiesiog labai įdomu. Nu, aš matot, как раз фотографas. Nu, įsikeist į fotografiją būtent. Arba į paveikslą. Žinokit, aš iškart pradėsiu auklėt, kaip vyresnis galima. Gerai. Jeigu daryt fotografiją reportažinę, jeigu daryt pardavimui, turi būti 3 lygiai. Dangus, darys ir krantas. Neparduosiu tas nuotraukas matyt. Mes turim nuotrauką iš mūsų Norvegijos workshopą. Sveiki. Žiūrėkit, mes turim klausimą. Tai ką iškeistumėt mūsų fotkę įrėmintą? Ta prasme, aš turiu kažką duoti? Jo. O čia tik tai nuotrauka pati, ar? Ne, įrėmintą, viskas, ta prasme. Nu, medinės peteliškės. Tai deal or not deal, kaip sakant. Čia žinot, kaip per tą žaidimą bankė. It's very simple. Just say deal or no deal. Nu, gal negaliu. Sakot ne? Ja, bet aš tiesiog tai įvertinau tai, bet dėja negaliu. Nu gerai. Gal kažką galite pasiūlyti? Šiandien ne. Norėjau paklausti, kiek bombalių alaus būtų galima iškeisti į 10 kokį. 10 butelių? Išsikeis nori? Ja. Galiu savo skrajutę. Kaip? Skrajutę galiu. O, labai kažkoks. Nu, ten irgi menas. Jūs galite kažką pasiūlyti? Jo. Pavyzdžiui, lėktuvą. Galiu pasiūlyti už lėktuvą, kuris vertas 15 eurų. Nu, visai neblogas variantas. Ką manot? Ką manai? Ką mano operatorius? Operatorius čia balso neturi. Kas verčiau, šis lėktuvas ar šis meno kūrinys? Meno šedevras, kurį padarė kažkas. Norvegijos kalnuose, turbūt fjorduose. Aš sakau lygios vertės. Aš manau, Lygios vertės, tai reiškia kažką reikia dadėt, jo? Kažką dadėt. Ką dadėdam? Gal ženkliukų? No. Gaila, neturim autorių su Norvegijos autorių, bet pridėsim Žemaitę. Dar pridėsim Žemaitę.
Su citata nieko į grabą neįsidėsi, nieko į grabą neįsidėsi, nieko į grabą neįsidėsi. Deal. Rankam sugertom ir... Amazing. Važiuojam toliau. Skrendam toliau. Ačiū. Sagerą. Būtent sena babutė, kaip man ir taip depresija atrodo. Davai puodą. Skrendam. Gal jūs turit kažką iškeist, gal kokį puodą, puodinę kokią nors iškeisti lėktuvą? Čia irgi kažkurio iš tų žmonių darytas, kad lėktuvėlis visai fainas toksai. Gal šitą bliūdėlį? Ar šitas bliūdėlis tinka? Kokius bliūdėlis, nematau aš. Šitoks bliūdėlis? Nu ką galvoji? Gerai, nu tai tada dovanojam lėktuvą. Ačiū jums už bliūdą. Success. Ir turim bliūdą tokį, keramikinį, ten padarė žmogus. Ar duotumėt mums kokį nors spalvingą tokį fainą bliūdą už šitą? Tai yra muilą už šitą spalvingą bliūdą. Tai jie nelabai galiu dabar šiuo momentu. Ir mes einam ir keičiamės su žmonėm, nu, žiūrim, ką jie mums duotų už kažkokį daiktą. Ir taip keičiam ne pinigus, o prekes ir tikrinam tą mainų principą kaziuko mugėj. Pieštuką? Oh my god, super, super. Jūsų bliūdės, ačiū labai. Ačiū jums. Kad dirbat. Baigėme savo vlogą ir gavom iš tiesų... Iškeitė. Iki pieštuką, žiauriai cool. Ir va, tai iki kitos sekmadienio.